karvės lenkiškos. Mū! Sako English. Go. Yes, sir. Go. Ai sakė free? O čia kas gavosi, ogi nuo karščio nurūdijo pats galas ir pasikabino tik tai ant šitą. Nu ką, sveikučiai, aš esu Gaudis, čia mūsų džetą, jūs žiūrite dar vieną epizodą iš mūsų kelionės Paryžiaus link. Ir šiandieną mes esame kur? Ogi Wolfsburge. Ir va tie kaminai yra Volkswagen gamykla, iš kurios išradėjo šitas automobilis. Taigi, žiūrim, ką mes nuveikėm Wolfsburge. Mūsų draugai vokietukai jau išvažiavo į mytą, o mes va dar ką tik tai atsikėlę. Einu iki mašinos, pasimsiu daiktus, atsivarysiu biškiutį arčiau. Tai vakar su vokietukais užbaliavojame, tiek prigėrėm. Šiandieną biškutį sudėtinga buvo keltis, bet reikia keltis. Reikia važiuoti į mytą, po to varyti į muziejų ir į gamyklą. Dabar yra +20. Plius 25, nors tik tai po 9-15, šiandieną šils iki +32. Na tai žodžiu nešalta. Nu, kaip išsimiegojot Volkswageno gerbėjai, žiūrėkit, kur aš esu. MK1 mytas. Iš visos Europos važiavo hebra, daugiausiai vokietukų, bet iš visų Vokietijos dalių. Čia tiek daug įdomių mašinų, tiek daug gražių spalvų, kiekviena mašina skirtinga. Retų versijų daug. Pavyzdys va čia va. Čia prancūzai atvažiavo iš Prancūzijos su Golf GTI 16S, 16 Supaps ir čia yra Oettingerio variklis. Tai čia labai unikalus automobilis, jau pagaminta vos keli šimtai. Ir čia tokių mašinų pilna. Man tai čia rojus yra pamatyti tokias mašinas, bet jeigu dar čia būtų antrukų mytas, aš iš vis neišvažiuočiau visą dieną. Tai gal ir gerai, kad pirmukų, nes mums dar daug reikia aplankyti. Vau, tiesiog stulbinama. Kosmosas. Va. Yra post golfas. Pašto automobilis. Labai daug GTI. Ir sakiau, dalių gali nusipirkti, visko. Eiktas savo čia rojus man. Ir čia dar tik tai prasideda, dar tik tai renkasi hebra. Kosmosėlis toks lengvas man. Na ir šitas mano pats mėgstamiausias MK2.
90 metų, kaip mūsų Jetta, 1.882 kW variklis. Kas įdomu, kad 4 elektriniai langai yra ir jisai turi kondicionierių. Air conditioning. Labai nice. Atrodo paprasta pirma Jetta. Žiūriu, remai sudėti. Tada žiūriu, kad kažkaip biškutį stabdžiai labai dideli. G-šiam stabdžiai sudėti, jie vos telpa po šitais ratais. Ir bum, G-šiam. Šitas pirmukas labai unikalus. GTI 16 Superbs. Tai čia yra iš Prancūzijos ir va, du pagyvenę savininkai atvažiavo iš Prancūzijos su juo. Ir taip pat jis turėjo Oettinger variklį. Čia 1.6 variklis ir beveik 140 arklių. Ja, tai čia 1.6 variklis su 16 vožtų galva Oettingerio. 2 vėlinėliai ir jie sujungti tarpusavy krumpliaračiais, tai labai įdomus dalykas. Tada Oettingerio įsiurbimo kolektorius. Tada tepalo aušintuvas Oettingerio. Labai nice. Ir kitas dalykas yra karteris. Karteris yra iš 3 dalių. Jo talpa didesnė, talpa 5 litrai ir tepalo siurblys yra didesnis, kad paimtų daugiau tepalo. Tai labai nice. Ir originalus 16 Superbs. Nice. Šitas irgi prancūziškas ir su geltonais žibintais. Prancūzijai buvo tokia mada. Taip pat ir BBS remus. Kaip aš matau, RM012 turbūt kad. Nu va.
Čia turime Passatus iš 74-ųjų. O, kaip automobilius gamina tais laikais. BBS-ai. 75 metų. 1.3 benzinas, 40 kW. Ir jis toliau važiuoja. Čia 1.8, 82 kW. Atvažiavo 610 km iki šitos vietos. Šitas atvažiavo 86, tai kažkur tai netoli gyvena. Suštuoja virš 600 kg. O čia mes galim savo džetą pasistatyti, kurį ten yra, ir užsidėti lapuką, jog atvažiavom štukę 500 kg iki čia. Būsim laimėtojai turbūt. Mit Kabel habe ich genug für Essen. Aber damit kannst du nicht selbstständig machen. Žodžiu, varom iš Mytaujo, važiuosim į Volkswagen muziejų. Su Robertina susilažinom, nematėm dar nei vienos antros džetos. Tai padarėm statymas, aš sakau, kad mes rasime Wolfsburge, nes kur daugiau negu ne Wolfsburge. Tai jeigu nepamatom džetos, aš moku už nakvynės Paryžiuje. Aš jau sumokėjau šiaip. Nu, tu sumokėjai, bet aš tau gražinu. Bet jeigu pamatome, tada jinai sumoka ir dar man pripila kuro baką. Ką? Aš jau ir taip sumokėjau. Nu tai taip, tai apsirami. Tai žodžiu, ieškosime antros džetos, nes aš nenorėčiau mokėti už Paryžių, nu come on. O, čia atvažiavo žmonės tiesiog pasižiūrėti. O, pasižiūrėk, Robė, visai salonas. Kaip apsisives. Okay. Čia tiesiog žiūrovai, kaferis ir mūsų čia tikė. Atvažiavusi 1500 kilometrų. Kai, nice. Nice vabaliukas. Mes tava padarėm eksperimentą, biškutį užsidengėm priekį, nes baisiai karšta. Prieš kelias dienas su manim susisiekė Detailing Baltics, Evo Cars. O, sako, ar darysi nuotrauką prie Eifelio bokšto su džeta, nu tai sakau, blemba, hebra, tai aš dėl to tik tai ir te važiuoju. Šiaip sau, tipo, ant durniaus važiuoju Eifelio bokštą matyt, ką aš nematęs. Tai sako, okei, taip ir pagalvojame, tai mes norime pasirūpinti tavo automobilio švara, kad nuotrauko jisai blizgėtų kaip naujas. O aš iš jų gavau štai va tokią didumo dėžę. Pasižiūrim, ką mes gavom. O mes gavome štai va tiek va turinio. Ta prasme, kosmosas. Šitą žiauriai noriu išbandyti. Nusiplausim automobilį ir pasižiūrėsim, kas gaunasi, koks efektas. Nu, vabdžių purškaliukas, kad nuimtų visas muses. Tikrai prisireiks, nes autobane su 40 kW, tai mes didelį greitį padarysim. Nu, šiaip jokas jokais iš tikrųjų žiauriai geras dalykas. O tada čia kiek? Come on. 1, 2, 3. 2 šitie. Šitas superinis dalykas, tikrai naudosiu, nors gal oranžinį, nes man labiau patinka spalva. Su šitu nuplausim ir tada mikrošluošio turim. Tai ta prasme, čia gaudžiai geriausia dovana. Va, jeigu nežinote, ką man dovanot gimtadienio proga, va, pukšt ir I am happy. Parčiupsim šitą, pasimsim pasiskaityti. Šitą. O dar biškutį dalių, sakau, ne dalių, o biškutį produktų tai liks. Sugalvojau tokią tiesiog idėją. Kadangi čia turime visko labai daug, tai aš dalį tų produktų paimsiu ir įdėsiu į kažkokį maišiuką. Varysim į Paryžių, nupirksiu Eifelio bokšto, ten pakabuką ar dar kažkokią atributiką. Nulėksim į Briuselį, kažką tai iš Briuselio paimsiu. Ir taip iš kiekvieno miesto, iš kiekvienos šalies paimsiu kažką tai. Sudėsiu į tą patį maišiuką. O kai grįšiu iš kelionės, tada padarysime konkursą. Nežinau kokį sugalvosime, galbūt tiesiog reikės pamatyti mane važiuojantį mieste su šitą mašiną, fotografuoti, skelti Instagramą ar ten Facebooką ir užtagint mane. Ir po to rinksime laimėtoją ir gaus visą tą maišą visokio gėrio dovanų. Tai tame gėrėje bus biški ir šitos produkcijos, nes aš tiek tikrai neišnaudosiu. Priėjom prie Volkswagen gamyklos. Tai čia du dangoraižiai, kuriuose yra sustatyti Volkswagenai. Very nice. Čia visa milžiniška teritorija, tik Volkswagen gamyklai priklausanti. Ir aš net nežinau, kur sukti, aš dabar tiesiog pasuksiu į dešinę ir nežinau, kur nuvažiuosiu.
Atvykome į Volkswagen muziejų, užsidengėm džetą, kad neprikaitintų. Statėm darbuotojo vietoje, nes tik tai čia yra pavėsis. Ir va, atvažiavo pirmukai, ten Rabitas yra, dar vienas pirmukas. Ir turim GTR. Ir dar vieną pirmuką. Ir Beetlą turim. O ką, atvykome į muziejų. Noriu pamatyti savo first expression. Oh, aš taip ilgai laukiau šitą. Wow. Žiūrėkit, kokie modeliukai. Golf GTI G60. Koks gražus. Kaip aš tokio norėčiau. Wow. Pirmas golfas, toks golfas pagamintas Jugoslavijai. Turime antruką golfą. 83 metų ir va jie buvo su chromuota juosta ant grotelių. Žiūrėk, kokia jo būklė. Jis kaip naujas. Taip. Žiūrėk, ir herbį turime. Kaip gražu. Čia neįdomu. Volkswagen Chico. Dar vienas Chico. Skuteris Robė, šitas su 3 ratais. Šitas 3 ratais ir su BBS-ais. Tik tai, kad tie 13. Sorry, aš buvau, kad tie 15 kaip pas mus. Emiliukai, luktelėk mūsų. Vario. Kas čia per bairis? Kaip čia uždengtas su groteliam. O šitas Rob yra vienas iš ekonomiškiausių pasaulio automobilių. XL1. Šitas ir benzininis, ir elektrinis. Ir jo va, žiūrėk, kuro soundas 0,9 litro 100 km. Jisai super aerodinamiškas. Šitą sportinė versija. Čia turim policajų Golf R. Ir čia nepaprastas Golf R, čia yra Golf R 400 su 400 arklių. Maksimalus, Robė, žiūrėk, maksimalus greitis policijos. 290. Prašau. Nu, žinai, kad kai nice, kokie spoileriukai. Kad jeigu autobane kažkas bandyti bėgti, tai va. Iki 2,9 gali važiuoti. Ai, čia dar Otingerio. Ok, tiksliai. Kai nice. Norėtum šitą? Tai vien tik tas XL1 paprastas kainuoja apie 150 000, kiek šitas sportas, aš neįsivaizduoju. Tų XL1 biškut yra pagaminta, bet jie labai reti. Čia kas per aparatas? Nils. Golf 2 GTI amerikoniškas. Amerikoniškas bamperis, žibintai amerikoniški su išlindimais. 8,2 kW. Kaip gražu čia rojus man. Amerikoniški žibintai, bamperiai, tada trečias top žibintas. Kaip gražu. Čia tai iš vis monstras. Čia. Ne, va čia yra džeta. Čia turime crash testų golfą. Čia turime tokį aparatą, bet pats įdomiausias yra Volkswagen ER-VW3. Čia yra konceptinė džeta. Vienintelė jinai pagaminta. 1.8 GTI variklis su kompresoriumi. Įdėjo kompresoriai, po to, kai ištestavo šitą automobilį, išleido G60 variklį. Tai šita džeta yra su orinė pakaba. Ir jinai priklausomai nuo greičio arba pasikelia, arba nusileidžia. Dabar yra nusileidusi. Taip pat jinai turi navigaciją, turi ant vairo mygtukus ir turi skaitmeninį spidometrą. Ir turi SSA, Start Stop Automatic System, ir ACR, antipraslydimą. Tai jinai prie šviesoforą privažiavusiant pati užgesdavo. Ir su antipraslydimu buvo. Ir kolonėlių daugiau.
Čia yra, wow, viena vienintelė pagaminta. Ir kai ją pagamino, su ją važinėjo po visą Vokietiją ir tiesiog testavo išradimus. Tai variklis pasiteisino, dėl to išleido G60 variklį po to. Orinės pakabos nepradėjo montuoti. Bet čia buvo, wow, automobilis 84 metais su navigacija, orinė pakaba ir panašiai. Čia kosmosas. Čia turime Lambo Chiron. Toks automobilis. 400 PM arklių. Volkswagen vairiukas. Užvedimas kaip Touarego. Turime Beetlą su 3.2 varikliu. Labai nice. Tada čia žiauriai unikalus automobilis Corrado Roadsteris. Kiek žinau, tokių nebuvo išleistų į gamybą, čia buvo visiškas konceptas. Tai Corrado Roadsteris su nesileidžiančiu stogu. Tai jeigu gerai prisimenu, jisai vienintelis yra pagamintas pasaulyje. Kai gražu. Ta prasme, palikite mane čia. Aš tiesiog nenoriu išvažiuoti iš Wolfsburgo. Wow, bet tai šitą džetą. Incredible. Čia kas per monstras. Touaregas vikšrinis. Normaliai. Tankas. Čia iš Need for Speed'o turime mašiną. Dakaro automobilį. Visokių tokių. Poliukas. O, tai matau amerikoniškas pirmas golfas. Pirmas elektrinis golfas. MK1 elektro. Ok. Čia turime derbį su žibinta apiplovimais. Labai retas dalykas. 1.1 variklis 3,7 kW. O, ir antras Passatas su žibinta apiplovimais. Aš taip dievinu tokius dalykus. Koks gražus. Ir dar čia GT Synchro. Ok. Kas čia per variantas? Visas Passatas taip aprašinėtas. Tada turime formulių. Neįtikėtina. 210 arklių, 265 greitis. Corrado G60. Kaip gražu. Greitis 270. 88 metais. Tokie vat automobiliai buvo. Kad spidometrė tik tai 260. BBS-ai. G60 centriukai. Ok. Ok. Čia kažkas wow. Tada pasaulio rekordininkas G60 golfas. Ir kūleris kaip sukištas. Turime slikinės padangas, pilni slikai. Bet stabdžiai tai čia ne G6. Stabdžiai tai čia ne G6. Čia bus, čia iš vis 8 vožtų GT stabdžiai mūsų džetai didesni. Bet tai va. Ir G60 patobulintas iki 173 kW. 173 kW 87 metais. Aš tiesiog noriu čia likti. Kas čia? Kodėl čia 2 išmetimai?
Okay. Okay. O, Votex altorius su Daugaugiu. Va. 2.4 variklis, 129 kW, maksimalus greitis 362. Nu, tai va, autobanį jau galėtum iškai pagaziulinti. Turim tokių Santana gal 5 pagrindėje turėtų turėti skaitimo lemputės gale. Jop, turi skaitimo lemputės gale. Labai reta opcija. Aš į savo golfą esu įsidėjęs. Angliškas Corrado. Široko GT. Kaip gražu. Kas čia per? Nu, Volkswagen mėgėjas esu, bet 412 Volkswagen nesu girdėjęs. Variantai dar universalas. 61. Eik tu savo, kaip gražu. Ai, nuotrauką esu matęs tą. O. SP2. SP2 bokserinis variklis. Niekada negavau, kad gyvenime... O, geras, atsidaro galinės Fordkės. Šito faktą nežinojau. Niekada negavau gyvenime, kad pamatysiu šitą mašiną realybėj. Čia turim karinį offroadinį Beetlą. Tokie va dalykai kariniai. Kiek čia daug... Lauk. Jam kad 2 sėdynės. Man reikia tokias pasidaryti namuose. Kaip jūs čia padarytas? Oi, nu. Robe, mums reikia tokių sėdynių namuose. Matei? Pažiūrėk. Virtuvėje mums reikia pasidaryti tokias kėdes. Kaip nice. Pažiūrėk. Reikia nusipirkti GTI sėdynės ir pasidaryti. Išbandyk. Geras. Na, žiūrim, kas čia per grožiai. T3 Synchro. O čia automobilis. Čia vat yra automobilis. Ne tie nauji šūdai. Čia automobilis su istorija su dvasia. Limited AST Edition. Nežinau labai daug apie transporterius ir apie ribotas versijas, bet 2500 šitų pagaminta. Ok. Pasižiūrim, kas čia. Kas čia įdomaus. Ai, čia Limited Last Edition. Ok. Kiek daug vietos gale. Žiūrim toliau. Ką turim? T1. Čia ugniagesių automobilis. Nežinau, kad čia šitie skaičiukai reiškia. Čia 2.0, o čia 3.0. Čia gal kiek barų reikia pūsti. O, šitą pažiūrėsim vėliau, pamačiau MK2. What's up, gražuolį? O, 91 metų. Su prieš šūkais. Koks variklis? 1.6 PM9 kW, dizeliukas. Turbininis arba dizelis su interkūleriu. Retas sėdynės. Apmušimai. Tokie rudi odiniai, konsolė kokia įdomi. Centrinė. Ir ABS yra.
Geras, o šitas sėdinės, va čia būtent tokiam golfui buvo tik tai ir pagamintas. Tai daugiau jokiai versijai nerasi. Čia 63. EA128. Nu, kuro bakas priekyje. Čia duris net atsidaro iš tikrųjų. Kaip viskas paprastai. Varikliukas o gale. Sakė važiuoti, gali. Tai taip, jinai pilnai važiuojanti. Žiūrėk, kad iš medžio automobilis. Medinis bitlas. O ten iš vis pintas bitlas. Čia kelioninis Žiūrėk, Robės, iš tu plaukti gali. Jisai turi variklį laivo gale. Su propeleriu. Šitu tu gali oro balioną pasidaryti. Ai, čia oro baliono bitlas. Kai nice. Oro balioninis bitlas. Kaip čia sutvirtinta viskas? Nusivirinta tai nelabai gražiai. O ne vairas, o tiesiog vairalasdė. Geras. Čia taksi. O, Adako automobilis. Kiek čia daug vabaliukų. Neįtikėtina tiesiog. Čia boružėlė vairuojama. Ai va, ką Emiliukas rado. Emiliukai, čia tavo? Bitliukas? Supratau. Ką, žiūri, kur duslintuvas? Nėra duslintuvo? Geras, Robė, čia otingerinis bitlas, bet, pavyzdžiui, pasižiūrėk, galiniai žibintai, tai Porsche. Porsche, jo. Nu? Pažiūrėk, padangas, kokias jis platus, netlikai. Išmetimas Porsche. O juk tu savo kokio čia platumo tos padangos. O, čia pusė rankos telpa. Koks plotis padango? Pireliai, tokie išmatavimo 3,45, 3,5 ir 15. 3,45 pločio padangos. Už Bugatti Veyron platesnės. Ok. Labai nice. 2 variklis, 188 kW. Plotis automobilio 2,20 m. Kosmosinis. Kai jisai platumo. Dar suoliukų. Saugos lankai, Wolfsburg Edition vairas. Ok. Čia Emiliukui pažaisti. O, pasižiūrėjau, kaip dirba 3 cilindrų variklis. Ok. Irgi otingeris. Čia dizelinis. Dizelinis lenktyninis golfas. Čia kadis. 3,7 kW. 1,5 variklis. 76 metų elektrinis golfas. 20 kW, nuvažiuojamas atstumas 70 km, maksimalus greitis 80. Apačia didelė tokia. Čia turbūt baterijos bus. Jop. Baterijos. Čia irgi elektrinis, bet čia šūdas. Neįdomu visiškai. Elektrinis, čia dizelinis.
Emiliukas ten biškis rasuoja. Ir štai turime GTI. 1682 kW, 81 kW. GTI. O, šitągi matėm mytę. 16 Supaps. Otingeris. Žiūrėkit, toks pats mytė buvo kaip tas. Susišėlės golfas turim, ten gale turime policijos Golf R su 400 arklių, maksimalus greitis 290. Tai autobane nepabėgsi nuo jo. Priekiai visokie. Ir antras golfas. Bet jisai visiškai kaip naujas atrodo, absoliučiai. 83 metų kokia rida įdomu. Eik tu savo rida. 664 km. Štai dėl ko, jisai visiškai naujas. Atvykus į muziejų yra tokia knyga, gali palikti savo parašus. Tai Robertina parašė. Instagramas Gaudis Stravinskas, Robit, Lithuania, Stravinskai with 1990 Jetta to Paris. Tai jau kažkas būste Wolfsburg ir būste Volkswagen muziejuje. Nufotografuokit, atsiųskit man. Turime automobilių muziejų modeliukus Golf GTI G60. Negalėjau nepaimti. Emiukai, ką tu nusipirkai? Emiliukas nusipirko irgi G60 Golfą, tik tai, kad juoda. Valia! Tai 2 pasiėmėme. Dabar sėdam į Jettą ir lėksim toliau. Šiandien baisiai karšta Wolfsburge. Ir traukiniai kaip greitai laksto. Plus 34. Nu, bet bent jau nesušalsime. Tai, žodžiu, aplankėme viską, ką norėjom. Nu, dar šiaip norėjau nuvažiuoti į Volkswagen gamyklą, pasižiūrėti, kaip gaminami automobiliai. Bet tiesiog nusprendėm, kad judam tolyn. Tai dabar lekiam į Eseną. Biškutį pasikeitė mūsų kelionės maršrutas. Ai, tai dabar man pradėti. Po Wolfsburgo važiuosime į Olandijos miestą Barleną-Sau. Šalia Eseno nakvosime ir po Eseno šausim tuomet į Briuselį. O po Briuselio varysime į Paryžių ir ten apsistosime 3 nakvynėm. Tai planelis toksai, o po to galvosim, kur toliau važiuoti. O jeigu jau pasižiūrėjote seriją iki pat galo, parašykite komentarą, paspauskite prenumeruoti, paspauskite patinkant vaizdo įrašo ir susimatome kitoj daly. Pasiėmėme pūtės sumuštinius. Varėm į Briuselį su traukiniu. Sustoju pūs. Ai, tai savo kokia diduma. Drambliukas, ne? Va toks atvaizdelis. Kaip gražu.